Sveiki. Štai ir atėjo ta diena, ta sesija, kada mes balsavome už naują Europos komisiją. Taip atrodytų rezultatas yra teigiamas. 380 balsavo už, bet aš noriu atkreipdėmėsi, net 282 balsavo prieš ir tai duoda labai, aš sakyčiau, tokį aišku, netgi sakyčiau, politinė prasme dviprasmišką signalą apie ateitį. Kokią paramą, kokią politinę paramą turi ši komisija. Aš tik priminsiu, kad už pirmąjį Van der Leyen komisijos variantą balsavo 65% parlamento narių 2019 metais. 2024 metais tik 54%. Noriu pasakyti, kad tai yra pats žemiausias Europos parlamento balsavimo rezultatas paremiant Europos komisiją nuo pat 2004 metų. Štai Prodis turėjo net 90% paramos. Kągi, tai rodo, kad iš tiesų šis parlamentas jo sudėtis yra kitokia, daugiau radikalizmo, daugiau yra ginčių tarpusavyje, tarp kitko didelė dalis ir socialdemokratų, ir kairiųjų, ir žaliųjų susilaikė, balsavo prieš, kadangi yra tam tikri komisijos nariai, kurie netenkino jų kaip politinės ideologijos atstovų ir panašiai. Per šią sesiją turėjome keletą labai įdomių ir reikalingų susitikimų, renginių, bet pirmiausia, aš pasakysiu, kad man teko vadovauti deryboms dėl iš esmės labai rimtos, solidžios rezoliucijos paremiant Ukrainą, įvertinant Šiaurės Korėjos įsitraukimą, tiesioginį įsitraukimą į karą. Keletas labai svarbių dalykų. Mes iš tiesų remiame ir reikalaujame, kad ES parama ne tik išliktų, bet ir didėtų. Mes remiame ilgojo nuotolio raketų tiekimą ir leidimą jį naudoti prieš Rusijos agresorius, o taip pat mes labai įdomiai kreipiamės beje ir į Rusijos opoziciją, skatindami juos aktyvinti veiksmus kovoje prieš Putino režimą. Užtenka slėptis už gražių žodžių. Galbūt reikia ir konkrečių darbų, jeigu nori, kad juos priimtumėm ir su jais šnekėtumėmės. Buvo įdomus renginys apie Holodomorą. Tarp kitko, fantastinė istorija, šeimos istorija, kuomet štai į Strasbūrą buvo atvežtas ir tas fotoaparatas, kur buvo padarytos istoriškai labai svarbios nuotraukos iš to laiko baisenybių, kurios vyko Ukraina. Aš tik priminsiu, kad Holodomoro metu sovietinis režimas pražudė nuo 4 iki 10 milijonų nekaltų žmonių. Tam, kad įvykdyti priverstinę kolektyvizaciją, kad priversti žmonės priimti sovietinę sistemą. Ir iš tiesų bandysime atvežti šitą filmą į Lietuvą, parodyti jį plačiai publikai. Reikia žinoti, reikia matyti tam tikras sąsajas tarp genocido 30 metais ir to karinio genocido, kuris vyksta šiuo metu prieš Ukrainą. Kągi, turėjome ir renginį su Sakartvelo opozicija. Dar kartą pabrėždami, kad nepriimsime tų rezultatų. Beje, rezoliucija priimta šios sesijos metu reikalauja pakartotinų rinkimų, įvertinti tai, kas įvyko ir jokių būdų nesusidėti, nepartneriauti su dabartinė valdžia, kuri dėja šalį veda į rytus, o ne į vakarus. Kągi, sesija buvo labai įdomi, tarp kitko prasidės naujas ES puslapis, nes visos ES institucijos jau turi pilnai suformuotą valdžią, bus apie ką pakalbėti, bus apie ką pasvarstyti. Linkiu Jums gero savaitgalio. Kągi, iki kitų kartų. Sudie.